Vartotojo pasirinkimo langas. Jį pirmąjį pamato vartotojai ir jisai aktualus tada, kai su programa dirbama daugiau negu vienu vartotoju. Jų gali būti, kaip ir neribotas kiekis. Čia, pavyzdžiui, yra firmos amatininkas, firmos vadovas. Kiekvienas vartotojas gali turėti savo teises, savo dokumentų sąrašus ir taip toliau. Pasirinkimas vartotojo. Tiesiog bakstelame pelytę 2 kartus arba Enter pasižymėjus, vedame slaptažodį ir paleidžiame programą. Jeigu reikalinga pagalba internetu, spaudžiam šį mygtuką, atsiranda štai toks langelis, jūs skambinate telefonu, padiktuojate šitos skaičius, mes galim prisijungti ir jums pagelbėti. Vartotojai kuriami paspaudus štai šį mygtuką, vartotojų sąrašas, ir čia galime pridėti, pašalinti vartotojus, priskirti jiems kažkokį tai vartotojų tipą, slaptažodžius ir taip toliau. Jeigugi su programa numatoma, kad dirbs vienas ir tas pats žmogus, firmos amatininkas, galima užsidėti neberodyti šio lango opciją, ir tuomet sekantį kartą programa pasileis iš karto į dokumentų sąrašus.